Sveiki. Labas. Laidos Ar tai normalu žiūrovai, klausytojai. Su jumis Ieva ir Jūratė. Ir šiandien mes savo laidoje pabandysime pakalbėti apie tokį mistinį dalyką kaip charizma arba charizma, nežinau kaip jisai ten kirčiuojasi, turbūt labiau reikėtų charizma, bet skamba geriau charizma. Tai kas tai yra, su kuo tai valgoma, ten nežinau, kas trukdo mūsų charizmai susikurti, kur čia jinai naudinga, nenaudinga, reikalinga, nereikalinga, kaip tapti to charizmatišku žmogum. Ar tai įgimta, ar tai įgimta, jo, ar išmokstama, ar čia viena klaida gali visą charizmą sugriauti ir taip toliau ir panašiai. Nu, vat, man maždaug tokios temos, tai jeigu įdomu, klausykitės iki pabaigos. Ir pradedu nuo klausimo, Ieva, tau. Nu, nežinau, ar konkrečiai tau, bet šiaip, nu, vat, kokį žmogų vadiname charizmatišku? Kaip tau atrodo? O aš, žinok, net esu pasiruošus tavo atsakymu. Okay. Surprizas, Ieva ruošiasi laidom. Ir pasidalinsiu, kaip žmonės apskritai mato, kas yra charizmatiškas žmogus, ar ne, ir galėčiau pasakyti savo ir manau, kad eigoje tikrai pasakysiu, bet norisi parodyti tam tikrą kriterijų rinkinį ir galit pasitikrinti, ar jūs patenkat į jį ar nepatenkat. Tai pavyzdžiui, kuomet įėjus jam į patalpą, visos akys tik į jį ir nežinai, turėsi kokią temą pokalbį ar ne, bet jau norisi bendrauti. Tai čia gražus, aukštas ir gražus. Ryškus visaip kaip. Okay, tada drąsus būti savimi ir tikras. Įkvepiantis veikti ir kitaip duotoje aplinkoje mąstantis žmogus. Tikroji charizma tai gebėjimas priversti kitus jaustis saugiai, tuo pačiu būnant protingam, iškalbingam, sąmoningam, maloniam, atviram, bebaimiam. Kiek čia reikalavimų, jo, gerai. Tai žmogus, kuris palaiko akių kontaktą, spinduliuoja gerą nuotaiką, nepamiršta pagirti kitų, vaikšto užtikrintai, niekur neskuba, žiūriu, čia dabar jau miksuoju iš kelių, kad nesikartoti. Žmogus, kuris atrodo įdomus, bet tuo pačiu leidžia ir kitam būti dėmesio centre. Būti įdomiam. Charizma kyla iš patirties, pasitikėjimo savimi ir vidinio užtikrintumo. Čia gal daugiau ir nevardinsiu, nes labai panašus, ar ne, bet atrodo, kad tarsi jis matytų tave ir viską, kas vyksta aplinkui. Toks apibendrinimai gal. Tai žinai, o tau pačiai? O man pačiai, žinok, aš labiausiai gal iš tų išvardintų, ar ne, kas labiausiai man surezonavo apie kuriantį pasitikėjimą, ar ne, tai yra žmogus, kuriuo aš galiu pasitikėti. Ir kartais, turbūt ir tu esi patyrus, kai ateini kažkur, yra žmogus, kuris labai daug rėkia, labai daug žino, labai plačiai viską kalba, bet kažkodėl, nėra to tikėjimo, kad tu eisi su juo, ar ne, nežinau, kaip ten sako, neitum į mišką, ar ne. Ir kartais yra žmonės, kurie yra labai tylus, kurie yra labai linksmi, kurie yra labai rimti, bet tu su jais būnant jautiesi jaukiai ir nori su jais būti. Tai man atrodo charizmatiškas žmogus, kuris toksai, su kuriuo norisi būti. Man galbūt būtų, yra ten ir iš to, ką pavardino jo, toksai įtraukiantis, žinai, ir iš kitos pusės besidomintis manim tame tarpe. Žinai, įtraukiantis, vėlgi tai jo, mokantis galbūt pateikti savo idėjas kažkaip tai ypatingai, bet labai svarbi ta antra dalis ir tarp kitko tenais vertino ir nežinau, man irgi svarbi, kad būtų dėmesys, žinai, ne pačiam savo, nes koks aš fainas, koks aš gražus, kaip aš čia visus traukiu ir kaip aš čia gražiai, žinai, moku pakalbėti ir kiek aš daug žinau, bet būtent, žinai, kad padėti ir žmonėms kartu eiti. Šiaip jau, jeigu pasižiūrėtumėm, kas yra įdedama, kaip čia, charizmos elementai, ką rašo literatūra, tai 4 charizmos elementai yra galia. Tapsime, žmogus turi galią paveikti kitus. Toliau, antras elementas yra aistra. Žmogus tiki tuo, ką jisai sako, yra užsidegęs tom idėjom, žinai, ir ten pasiruošęs dėl jų, nežinau, kažką paaukoti. Toliau, dabarties akimirkos pajautimas. Tai reiškia, kiek aš jaučiu, kiek, auditorija, ar tie draugai, ar ten, nežinau, šeima, ar tas, kas šneka, jie yra su manim. Ir kiek, žinai, jie įsitraukia galbūt. Ir žaismingumas.
Nu, aš dabar, galvoju apie kai kuriuos Apie kuriuos lyderius. lyderius, aš galvoju apie elementus, galvoju. Jo, apie tą žaismingumą, ir norisi iš karto gal čia pakelti tokį mitą, kurį aš dažnai sutinku, kad charizmatiškas žmogus tai yra tas, kuris moka pasakyti bajerį, kuris moka pajuokauti, kuris yra linksmas ar ne pats iš savęs. Tarsi be šito nėra charizmos. Nu ir aš galvoju apie kokią, nežinau, ten Angela Merkel, ar ne, kuri kartais pasako be šypsenos, be kūno kalbos, be jokio judesio, bet vis tiek paskui ją seka žmonės, ar ne, ir ten stebi savo laiku, ar ne, ir ten stebi, klauso, salėje yra visiška tyla ir panašiai, arba gerb Dalia Grybauskaitė, ar ne. Būna momentų, kai jinai pašmaištauja, bet būna taip, kad, nu, tokiu tvirtu tonu pasako, ar ne, net nešyptelėjusi, bet ar jinai nedaro įtakos, jinai turbūt įtaką daro ir be to paskutinio elemento. Tai man jisai gal toksai, kur norisi padiskutuoti ir pažiūrėti, kaip... Bet čia, žinai, čia galbūt išeinant iš to, iš dabartinio, kaip čia, momento pajautimo. Žinai, ne visada tas žaismingumas yra vietoj ir laiku. Nu, jeigu aš kalbu apie rimtus dalykus, apie ten, nežinau, nelaimę kažkokią tai įvykusią, nu, tai tikriausiai aš neskaldysiu bajerių, žinai, čia, žinai, o Jėzau, čia, nu, pusė ten žmonių žuvo, pusė ten sužeista, bet mes čia, žinai, kažką tai darom, nu, ta prasme. Tai taip, tai tada yra va, tas užtikrintumas ir taip toliau, bet perdėtas rimtumas, šiaip jau kiek man teko susidurti, žinai, su žmonėm, kurie, nu, pavyzdžiui, ten kokie nors lektoriai arba kas nors, nu, kur, nu, jau visiškai, žinai, jau, nu, jau taip jau neduok dieve jokio ten juokelio, jokio ten, žinai, nukrypimo į šoną, rimtai niekur nesitraukiant, žinai, ir nors tu žinai, kad jis yra aistringas, jis yra įsitraukęs, jisai žino, jis yra specialistas, nu, bet tas perdėtas rimtumas, žinai, nu, mane kartais, tiesą sakant, užmuša. Čia, žinai, kaip dabar nežinau, kas pasakė, galbūt netgi koks nors literatūrinis veikėjas, bet yra toksai posakis, sako, didžiausias nesąmonės žmonės daro rimtais veidais. Ne tie, kurie, žinai, kaip ten pajokauja, bet va tie būtent, kurie rimtais veidais, žinai, užsispyrė, mums šneka ir melą, ir ten ką tik nori, ir manipuliuoja mumis, ir nuveda neaišku kur, ir taip toliau ir panašiai. Ir va tai yra, nu, nežinau. Net pati dabar galvoju apie vieną situaciją, kada buvo tiek rimtas, kad auditorijai pradėjus kikenti, rimtų veidų laukia, kol visi nustos juoktis. Pati kaip jūs jo negerbėt auditoriją. Grįžkime prie temos, Jūrate. Nu ir ką, ir iš karto stumė šiaip iš tikrųjų tai. Taip, nors realiai yra profesionalas, tikrai savo srities žinovas, padaręs labai daug tyrimų pasaulyje, žinantis labai daug informacijos, bet to pritapimo prie auditorijos nėra. Nu, to momento nepagavimas, žinai, kad, nu, iš tikrųjų, nu, tu nebūtinai turi viską jau ten labai taip rimtai. Ar galim sakyti, kad charizma tai yra gebėjimas kurti ryšį su auditorija, su žmonėmis? Jo, šiaip aš tai dažniausiai tapatinu, žinai, tą tokį, ne tik tai su auditorija, bet šiaip apskritai su žmogum, žinai, gebėjimas sukurti santykį kažkokį tai, kuris tęstųsi ilgiau negu gebėjimas padaryti tokį gerą įspūdį. Žinai, vėlgi įspūdis, jeigu mes kalbėtumėm, tai gali būti tas pirmasis įspūdis ir gali būti ilgalaikis įspūdis, nes pirmas įspūdis, žinai, būna kartais klaidingas ten dėl kažkokių, bet, nu, mes galime, bet pirmas įspūdis, tarp kitko, labai daug nulėmė, kiek paskiau to vėlesnio įspūdžio pasidaro, žinai, tai vat, kiek tu sugebi sukurti tą įspūdį, kiek tu sugebi iš tiesų atliepti, kad, nu, būtum apie tos žmonės, dėl žmonių, nežinai, nu, čia vienas iš, nu, vat, mes galbūt pakalbėsime vėliau, kokie tie elementai, žinai, kaip tas santykis kuriamas ir kokiu tiesiog galime, nu, tam, kad ugdytumėm savo charizmą, kokiu galime tiesiog imtis veiksmų, žinai, kad būtumėm labiau charizmatiški. Ir aš tarp kitko, kai kurios iš jų taikau savo seminaruose ir kai, žinai, pritaikai, nu, taip vos, nu, gal ne tai, kad sąmoningai, bet paskui, kai pagalvoja grįžti, žinai, kaip tenais buvo ir randi atsiliepimuose labai charizmatišką dėstytoją, tai galvoju, nu, vat, nu, iš tikrųjų, tai tie dalykai jie veikia, žinai. Charizma yra išmokstama. Jo, tai pirmas mitas, kuris yra, kad charizmatiškų turi gimti. Šiaip kažkur čia skaičiau ar girdėjau kažkiam tai podcast'e, kad šiaip jau mes visi gimstame su charizma. Pažiūrėkit, maži vaikiukai, jie patys savaime traukia ir tai faina juos ten šipinėti ir jie tokie visi dėmesį, žinai, įtraukiantis ir užvaldantis ir taip toliau ir panašiai, bet paskui išmoksta būti necharizmatiški. Neišsišok, žinai, ten pabūk tyliai, ramiai, jo, kaip čia sau leidai šitą pasakyti. Prie suaugusių žmonių mes taip nekalbam. Tai vat, nu, tai kai kurių užslopinam, bet šiaip iš esmės galima visą šitą atgal susigrąžinti ir būti
pakankamai, aišku, priklausomai nuo tiek, kiek aš to noriu. Kartais, žinai, galbūt ir nereikia tos labai daug tam tos charizmos, iš kitos pusės, nu, jeigu aš esu visiškai vienišas ir absoliučiai negaliu, žinai, sukurti jokio santykio, man to santykio kažkokio tai reikia, nes mes šiaip jau socialios būtybės, nu, tai galbūt reikia pagalvoti truputėlį, kad, nu, šiek tiek pakoreguoti savo elgesį. Aš galvoju dar apie tai, kad apie tikrumą ir tikrai ne visus perskaičiau ar ne atsakymus, bet ne viename buvo tikras, jaučiasi tikrumas, ar ne jaučiasi, kad žmogus yra savimi, nebijo būti savimi ir panašiai. Ir aš galvoju, kad mes galime išmokti parašyti charizmatiškas kalbas. Mes galim jas išmokti netgi charizmatiškai pasakyti. Nežinau, pasižiūrėk, kokį ten TEDo kalbas ar ne, arba ten, nežinau, mūsų tų pačių politikų prisistatymus, bet po to pasižiūrėk, kaip jie dalyvauja diskusijose. Ir koks yra kontrastas tarp paruoštos kalbos, kai jis yra apgalvota kiekviena eilutė ir kai yra kažkas tai, kas moka rašyti, tau ją parašo. Net jeigu aš pats moku ją pasirašyti, irgi tą galiu padaryti. Bet po to, kai ateina ta tikroji minutė, kai reikia kalbėti savais žodžiais, tu pamatai, ar tas žmogus turi tą įgyventą charizmą, ar vis dėlto tai yra eilinis žmogus tiesiog gebantis panaudoti kažkokį tai metodą. Ir man čia labai siejasi, žinai, su pardavimo technikom. Yra begalės pardavimų technikų, bet yra mokantis jas panaudoti tinkamai ir yra mokantis jas deginti. Ne? Kai neklauso, ką sako klientas ir jie ten vis tiek nori gauti 3 taip. Žinai. Kai ten nieko nereikia, žinai, ir vis tiek tą pačią techniką varo, žinai, ir nemato, kas vyksta auditorijai. Tai aš esu tokį sutikusi žmogui, kuris ant scenos yra wow, ar ne, ten tikrai visas dėmesys ir skaidrės gražios ir pats gražus ir ten kalba gražiai ir viskas labai gerai. O nulipus nuo scenos, tai yra, nu, toks pasikėlęs šiknius, žinai, atsiprašau labai, su kuriuo nėra nei malonu bendrauti, nei norisi kurti ryšį. Ir kitą kartą man jo pranešimų nelabai jau norisi klausyti, ar ne? Tai toks trumpalaikė charizma. Trumpalaikis tas įspūdis, žinai, tai jo mes jį sukuriam ir jisai paskiau, kaip sakiau, gali padėti kurti tą ilgalaikį įspūdį, bet ilgalaikis įspūdis priklauso šiek tiek nuo kitų dalykų. Tarkim, pirmasis tas įspūdis, jisai priklauso nuo to, draugiškos kūno kalbos, šypsenos, žinai, gebėjimo pateikti, pasitikėjimo savim, tarp kitko vienas iš charizmo, žinai, elementų yra, būtent pasitikėti savim, žinai, toje situacijoje, kurioje aš esu. Nu, nuo ko tai priklauso, irgi galėsim pašnekėti. Bet vėlgi pasitikėjimas savim, bet nepasipūtimas, kad, žinai, kad aš nebūčiau ten, wow, super. Kai mes kalbame apie tokį ilgalaikį, nu, tai va čia tada pradeda lysti tie kiti dalykai, žinai, vėlgi pasitikėjimas savim visose kitose srityse, ten gebėjimas būti įdomiu, ne tik tai va tame pranešime, bet visame kame, būti maloniu kitiems žmonėms, rūpintis, kad kiti žmonės gerai jaustųsi šalia tavęs, rodyti, kad kiti yra svarbus, taktas įvairiose sudėtingose situacijose ir taip toliau panašiai, ne? Taip, dedasi jau visiškai kiti dalykai, kai mes, kaip tu sakei, nulipi nuo scenos ir tada tu bendrauji su žmogum ir žiūri, ar jisai, žinai, iš tikrųjų čia domisi, ar jisai tiesiog asistojęs ant scenos pasakė, kad jisai, koks nors ten labai rūpestingas ir labai tenais įžvalgus, nors iš tikrųjų, jam panosį vyksta kažkas, o jisai ten tą savo įžvalgumą kažkur tai pasėjo, ten paliko ant scenos kitose vietose. Arba ten straipsniuose rašo, kaip mes čia rūpinamės darbuotojais, žinai, kokia aš čia rūpestinga ir kaip man svarbu kiekvienas ten žmogus ir kaip jisai daro. O kai tu atsiduri to darbuotojo vietoje, pamatai, kad ten visiškas yra melas ir kad vienintelis tavo įrankis yra šaukti, rėkti, mobinti arba ten dar kažką tai daryti. Tai, ir tie dalykai, jie paskiau, per kažkiek tai laiko išlenda, žinai. Tai, tas man charizma, žinai, jo, tai, norisi, žinai, sakyti, kad negalime sakyti, kad, žinai, viešoje kalboje pamatėm ir jisai charizmatiškas, žinai, ir jis iš esmės charizmatiškas, negalime tai priskirti, bet tame dalis tiesos yra, žinai, vėlgi, kur mes tos savo gebėjimus, kaip mes, taip pateikiame kitiems žmonėm, bet tiesiog nepamiršti, kad vis viena laikui einant susiduriam su ta realybė. Tai va čia tas natūralumas gal jo. Ir reikia dar nepamiršti, žinai, kad aš irgi tiek, kiek tyrinėjau šitą temą, kad mes charizmą skirtingai suvokiam dėl labai paprasto dalyko, nes mes ieškom vertybiškai artimo žmogaus. Ir natūralu, kad man ir tau galbūt charizmatiškas bus labai panašus.
Taip, nes mes turim panašią perspektyvą į pasaulį ar ne, vertybinį suvokimą, bet gali būti, kad mano kaimynui charizma yra visai kitame žmoguje, nes jisai yra kažkokio kitos vertybės atstovas, ar ne, ir apie kažką kitą šneka turime nebūtinai kalba, bet savo elgesiu, ar ne, ir vat kas dabar pasakiau ir priejau prie to, ko norėjau, kad charizma tai nėra tik tai kalba, tai yra ir elgsena. Tai yra tai, ką žmogus daro. Elgesys, mąstysena netgi, žinai. Tas, būtent domėjimasis kitais, čia lygiai taip pat nuostatos, žinai, eina. Man tai, žinai, kažkur tai teko tokį trumpą sakinį skaityti, kad apskritai bendravimas, žinai, ir tas, charizmatiškas bendravimas, kur tarsi, supranti, tas elgesys, žmonių ryšys, jisai tarsi šokis, kad būtų, supranti, šokis dviese, šokis su auditorija, šokis. Tai reiškia, kad tu negali vienas ten straksėti, žinai. Jeigu tu šoki tango, tai tu turi suderinti judesius abiejų pusių. Tu negali vienas ten belenkaip nušuoliuoti, žinai, visi kiti tenais lieka. Tai nebus gražu, tai nebus patrauklų, tai niekam tas... Ir dažniausiai niekur nenuveda. Jo, ir niekur nenuveda. Vis kitam ir viską. Jo, gali numindyti, susipykti ir taip toliau ir panašiai. Tai man kažkaip per tą norisi. Ir į tą šokį, žinai, įsideda labai daug dalykų. Ir turbūt pagrindiniai dalykai, būtent tas jausti momentą, jausti kitą žmogų, žinai, žinoti, daryti dėl jo tam tikrus dalykus, labiau negu dėl savęs. Ir vienas iš lyderystės aspektų, žinai, kuriuos aš irgi radau, tai yra gebėjimas prisimti atsakomybę ir lyderystę. Ir dabar, kai tu pasakėjai apie šokį, tai nepameskim šitos minties, nes čia bus prie kitos dar, bet kad gebėjimas turbūt savalaikiai vesti ir savalaikiai būti vedamam. Tas, žinai, gebėjimas duoti dėmesį, pasimti kitiem, kai to reikia. Ir tada, kada reikia kažkokios nuomonės, kada reikia įžvalgos, ar ne, laiku ir vietoje pasisakyti. Ir man atrodo, čia aš ko pačioj pradžioje nepasakiau, bet laiku ir vietoje. Man šitas yra taip be galo svarbu, nes turiu pažįstamą, kuris skaldo pokštus, reikia, nereikia. Ne? Ar jisai šiaip charizmatiškas? Iš pirmo žvilgsnio tikrai, tikrai ten, žinai, susirenka tos auditorijos, žinai, dėmesį, ten naujos kompanijos, bet ilgam laikui prabėgus, jisai savo ratais tiesiog pradeda... Erzinti. Būkim bėdni, bet teisingi. Jo, tiesiog pradeda, žinai, erzinti, nes supranti, kad tos charizmos yra, per daug, žinai, tiesiog, jinai tokia, visą laiką į ekstravertiškumą, visą laiką out, žinai, visą laiką išorę. Bet kartais nutilėti yra charizma, kartais nepasakyti, žinai, kartais yra pratylėti, bet pasakyti paskutinį žodį ten, jėga, gerai padarė. Arba pritarti, palaikyti, pagirti kitą žmogų už tai, kad jo idėja, žinai, tau gal davė kažkokios tai naudos. Tai irgi yra, tas, santykio kūrime ir tas, nežinau, man kažkaip tai asocijuojasi su charizma. Čia, žinai, tokį vieną išskirti, žinai, tokį kaip charizmos daikčiuką kažkokį, tai mes nebūtinai jį turim, tiesiog tai yra visuma tam tikrų dalykų. Jo, bet kas galbūt mūsų laiko, žinai, iš tų tokių, ką galiu pasakyti, kodėl kartais žmonės norėtų būti charizmatiški, bet iš tikrųjų, nežinau, neišdrįsta, arba jiems nepavyksta, arba tos, pavadinkim taip, charizmos žudikai. Čia iš vienos knygos, tarp kitko, iš Charizmos pranašumai, šiaip labai faino lektoriaus, Owenas Fitzpatrickas, airis. Jisai yra ne kartą ir Lietuvoje buvęs, žinai, ir paskaitas skaitęs įvairias. Žiūrėjau, man jisai toks labai patinka, tai jo yra knyga apie charizmą. Tai jisai sako, kad, reiškia, keli dalykai užmuša. Tai visų pirma, ten kelios baimės, baimė, kad nepavyks. Aš, pavyzdžiui, pabandysiu bajerį pasakyti, bet nepavyks. Vdruk niekas nesijuoks, žinai. Ir kaip aš tada jausiuosi, ne? Baimė, kad atstums. Bandysiu, žinai, ten pasisiūlyti draugauti, o jeigu man pasakys ne, žinai, arba noriu, kad mes ten, nežinau, man patinka kažkoks tai žmogus, aš ateisiu, pabandysiu užmegzti su juo, o jeigu jis man pasakys ne, čia pardavimuose galioja, arba, nežinau, ieškant darbo galioja, arba kuriant, nežinau, bandant sukurti santykius. Pavyzdžiui, žmonės patiria stresą pasikviesti į draugus, nes o jeigu nepakvies, nepriims. O kas bus, jeigu nepakvies, žinai? Baimė jausis nepatogiai, kad, žinai, pasirodysiu, išgriūsiu ten, ne taip pasakysiu, ne tokią frazę, žinai, panaudosiu dar kažką ir paskui ten, o nedaug dievė, visi juoksis iš manęs. Keblių situacijų kažkokių tai baimė, kai ten kažkas tai gali, nežinau, pradėsim eiti, o ten žiūrėk, bet reikia kažką keisti. Ir paskui išaiškės, kad reikėjo kažkaip kitaip daryti.
Perdėtas rimtumas, va tai, ką mes jau kalbėjom, perdėtas analizavimas, čia, žinai, čia tas irgi mes praeitoj laidoj kalbėjom truputėlį apie tą, kad tokį iš vieno atvejo mes pasidarom išvadas apie visą mūsų gyvenimą, žinai, nu tai va, tai man čia nepavyko, nu tai tikriausiai, žinai, aš esu ten toks nevykėlis, man čia niekada nelemta ten būti ir taip toliau ir panašiai, o dar tada pasakiau blogai, o dar tą padariau negerai ir taip toliau ir panašiai, ir toks perdėtas, tas drovumas, bet drovumas, nu kaip čia, blogąja prasme, kai mes, žinai, nu tiesiog nedrįstame parodyti savęs, nu savo to autentiškumo. Ten klaidų pripažinti kažkokių tai, arba, nu gerai, nu kartais ir iš savęs pasijuokti paprasčiausiai. Žinai, nu gerai, nu nepavyko, nu nugriuvau, nu ten kažką tai pridirbau, nu kažką tai nusišnekėjau, žinai, nu okei, nusišnekėjau, viskas. Tai yra normalu kiekvienam žmogui pabūti kažkokiose tai klaidose, padaryti kažkokius tai liežuvis, kažkas tai ne taip. O tai bėda. Tai, bet vat klausimas, žinai, mes visi tas baimės turime, klausimas, ką mes su tom baimėm, žinai, darom ir ar sugebam per jas perlipti, ar sugebam su jom kažkaip susidoroti ir dar vienas, nu turbūt, aš nežinau, man tai čia gal net ne prie baimė, bet prie to tokio, nu, ta egocentriškumas per didelis. Mes labai dažnai būname, nu, tokie į save koncentruoti. Aš jau ne vieną kartą turbūt sakiau šitose laidose tikrai, kad šiaip jau pasauliui mes nesame labai įdomus. Ir mes esam pasauliu įdomus tik tiek, kiek galim duoti kažką tai. Tai kur kas geriau charizma kuriasi tada, kai, žinai, mes domimės kitais ir pagalvojame, o kaip jam gali būti naudinga, arba kaip jį traukti per jo tą pusę. Čia šiaip labai man pakėlė vieną temą, su mūsų kolegė viena diskutavom apie simulacijas, apie žmonės, kurie bijo simulacijų kaip velnio, ar ne, ir neduok dievę pardavimų mokymuose padarysim dialogus, ar ne, o ne, čia tik tai viską darom, tik ne simulacijas. Ir aš dalinausi su kolegė, sakau, jau net ir aš pradėjau jų bijoti, ar ne, nes aš tik tai pasakau, kad bus simulacijos ir matau jų ten paklaikusias akis. Ir aš galvoju, atėję šiaip yra iš kelių charizmatiškų pardavimų lektorių, kurie yra labai ryškus, labai tokie emocingi, labai daro wow efektą. Bet kai atėjo laikas iki simulacijų, aš pati esu dalyvavus tokiuose, kiekviename dialoge rado, kas ką daro blogai, ne? Ne, matėt, va čia įvyko didžiausia klaida, kuri dažniausiai vyksta. Ir kas iš to, žinai, kad jisai yra charizmatiškas ir tikrai savo srities ten pro, ar ne? Bet auditorija šalia jo jaučiasi blogai ir po to tą likutį turi net ir kiti lektoriai po 10 metų, nes dabar paskutinį kartą, kuris sakė, kad nenori simulacijų, sakau, iš kur? Nu tai čia buvom tokiuose mokymuose. Kada? Nu čia 2000 ten 5-6, žinai, nu kažkada. Tai kiek mes paliekam to poskonio, žinai, tokio, kai susikoncentruojam į save, kiek mes daug žinom, kaip mes norim parodyti, kaip mes mokam sukritikuoti, pastebėti kažką, tai ar ne, bet nebandom sužiūrėti, kur kitų žmonių yra stiprybės. Jo, čia, žinai, čia kaip yra tas posakis, kaip žmonės pamirš, ką jūs sakėte, žmonės pamirš, ką jūs darėte, bet žmonės niekada nepamirš, kaip su jumis jautėsi. Nu va tai va čia iš tos serijos, žinai, aš jaučiausi blogai, aš asmeniškai simulacijų nedarau niekada, dėl to, kad žinau, kad daugeliu atveju, nu, žinai, įsijungia visos tos baimė prieš auditoriją, baimė pasirodyti, žinai, kažkokiam kvailesniam, čia visi paskiau mane analizuos, aš netgi esu, pavyzdžiui, nežinau, ar mes kalbėjome apie tai, neatsimenu, bet nu, ta prasme, dariau tokį, surinkau pavyzdžius iš realių skambučių klientams, asmeninom, nebuvo aišku, kas tenais taip pasakė, bet pats žmogus atpažinęs save, nu, ta prasme, jis galėjo tiesiog neišsiduoti. Bet pats žmogus atpažinęs save, puolė tenais prieštarauti, kaip jūs drįsote mano pavyzdį paimti ir kaip čia dabar mes visi mane aptarinėjame, mes ne tave aptarinėjame, mes situaciją aptarinėjame, ne? Bet žmogus, nu, žiauriai jautriai reaguoja į tos dalykus ir nors galėjo neišsiduoti, bet išsidavė ir paskiau gausi, kad iš tikrųjų pradėjom ją aptarinėti, kaip jinai elgėsi, kai ją aptarinėjai, žinai, nu ir ten ilgiausia visa istorija. Bet jo, žmonės, nu, va, to nenori, to tokio nemalonaus jausmo, žinai, pabūti tokioj, nu, kaip čia, žemesniai vietoj. Tai jo, tai, nu, charizmatiškam lektoriui būnant, turbūt reikėtų pagalvoti apie tai. Tai aš, kadangi labai stengiuosi būti charizmatiška, tai neduodu šitų. Jo, tada pakalbėkime apie norą įtikti ir patikti. Noras įtikti ir patikti irgi nieko gero, dėl to, kad labai, kai pradedam labai dėl kažko stengti, žinai, tas dramblys, kaip ten, labai stenkis užmigti, kai nesinori miegoti.
būti. Taip, Nu, tas taip, priverčia taip, taip. elgtis irgi nenatūraliai. Jo, tai va tas turbūt noras įtikti ir patikti yra vienas iš tokių neigiamų tų aspektų, ar ne, kada nepadeda, bet man kartais, nu, teikia vertės, nes aš tada iš to noro patikti daugiau susižinau, daugiau įsigilinu į situaciją. Čia nenoriu savęs kažkaip sureikšminti, kad aš jau super charizmą, ar ne, turiu, bet mano kelias link to, ar ne, ir kaip aš vis tiek siekiu, kad būti pripažinta savo srityje, ar ne. Tai turbūt vienas iš tokių skatinančių, tai yra pasidomėti, kelti pavyzdžius iš jų srities, ką ir tu žinau, ką darai, ar ne. Jeigu mes nueiname į medicinos sektorių, mes juk nepasakojam, kaip draudime, nes jau jaučiasi žmonės ir ką ten paskambinę sako. Nors yra man buvę taip, kad aš per draudimo mokymus parodžiau pavyzdį, kurį naudojau prieš to su medikais ir ten buvo, žinai, ką pacientai sako. Ir jie tiek pradėjo, žinai, juoktis, nes sako, nu jo, per pilnatį pas mus irgi pacientai, žinai, tai tu sąsajų, nu kaip ir gali surasti, žinai, ten viskas okei. Bet aš tikrai kiekvieną kartą stengiuosi būti vat jų lauke. Nu, pagalvoti, o kokios problemos yra čia, va tenai, nežinau, dirbant degalinėje, dirbant ten. Aš nemanau, kad čia yra noras patikti ir įtikti. Aš tai gal įvardinčiau šiek tiek kitaip, nu, arba bent jau aš savo esu susidėliojus kitokį noras, kad jie turėtų naudos iš to. Nu, gali būti. Supranti, nes, nu, ta prasme, tu supranti, kad tai, kas yra jiems artimiau, tai, nu, tą jie ima geriau, nes realiai, žinai, nu, jeigu kalbant grinai apie mūsų sritį, aš asmeniškai, kaip matau, žinai, ko žmonės susirenka į seminarus, nu, tam, kad išeitų kažką, nu, gavę kažkokiu tai, nežinau, naudingų būdų pakeisti savo tą sunkią kasdienybę, ar tai darbą su klientu, ar tai darbą su žmonėmis, ar tai ten konfliktų sprendimą, ar dar kažką. Tai, žinai, tai tam, kad jie galėtų iš tikrųjų, nu, susitapatinti, tai, nu, mano toks tikslas, žinai, kad, nu, nežinau, ar čia noras patikti ir įtikti, gal noras pasiekti rezultatą ir noras, kaip čia, nedaryti beprasmio darbo. Aš gal, žinai, šitą vertinu iš savo pusės, nes kažkada esu pati su psichologė dirbus nemažai, nes mano buvo noras visą laiką kurti vertę. Ir iki ko aš išėjau, žinai, kad noras kurti vertę, tai yra jaustis vertingam. Kai aš jaučiuosi vertinga, aš esu priimama. Ir kai aš esu priimama, tai esu ten, nu, patinku, žinai. Tai labai ilgas kelias, nu gerai, gal ir taip, aišku, atsiliepimus skaitau ir ten jo norisi matyti gerus. Čia nėra tas, žinai, patikti, įtikti, nu, įlysti į gerą vietą, ne, bet čia tas toksai, nu, vat, pritapti. Būti tos auditorijos, žinai, dalimi. Ir tas tampa sunkiau, kai tu ateini, pavyzdžiui, didesnė auditorija. Ten, kur yra visokių, ne? Kur yra, nežinau, paimkime ten medicinos sektorių, žinai. Tai yra, kai tu dirbi su call centru, kokios nors klinikos, tada yra, kai tu dirbi su call centru registratūra ir po to, kai su call centru registratūra ir visais kitais darbuotojais, žinai. Tai turi pergalvot galvoje, tai su kokiom situacijom jie susiduria, žinai, kas tenai dalyvauja. Ir aš atsimenu, mano dėstytojas studijos irgi buvo charizmos toks modulis, ar ne? Ne modulis, paskaitos ir Antonakis pavardė, atsimenu vardo, ne, bet labai ryški, graikiška pavardė. Jisai, žinai, įvardino, kad vienas iš tokių charizmos kalboje požymių, tai yra, kai tu sugebi kalboje susitapatinti su auditorija. Tai, nežinau, pavyzdžiui, dabar net neteina taip greitai, žinai, bet... Nu, tos pačius pavyzdžius naudoti, kurie jiems aktualūs, žinai. Taip, arba kelti metaforas, nuleisti tas ten palubėse esančias frazes ant žemės, žinai. Bandyti kažkaip per vizualius daiktus, žinai, apibūdinti. Nu, ten gyvenimas kaip kalnas, žinai, ten jį užkopus vis tiek supranti, kad gyventum, turėsi nuo jo nulipti, žinai. Nu, tu iš karto vizualiai matai kalną, matai kažkokius dalykus, žinai, ir padedi žmonėm ten per tą kelionę su tavimi kartu eiti, žinai. Arba kad būtų, žinai, aišku labai, kad mes esam vienoje valtyje ir aš ten buvau, ar ne? Kai buvau ten skambučių centro darbuotoja, tai mano didžiausias stresas buvo ten kokie nors rėkiantys žmonės. O koks jum yra didžiausias stresas? Tai aišku, rėkiantys žmonės, žinai. Bet žinai, čia vėlgi iš to paties, kad, žinai, mes šiaip jau mėgstame žmonės, kurie yra panašus į mus. Kaip tas angliškas, I like people like me, žinai. Čia taip, ir kalambūras toksai gaunasi ir iš tikrųjų tai, nu, absoliuti tiesa, mes mėgstame panašius į save. Tai čia bet kokioje situacijoje, ar dirbant pardavimuose, ar dirbant, žinai, nežinau, ar ieškant, va, šiaip draugų, bandant susipažinti, susidraugauti, ar einant į auditoriją, ar vedant seminarus, ar dirbant
dirbant vadovui su, nežinau, savo darbuotojais. Nu, pirmoje eilėje turbūt reikia, nu, tokių sąlyčio taškų, žinai, paieškoti, kur mes esame panašūs. Gal mes darėm darbą kažkokį, gal mes hobius turim kažkokius panašius, gal mes ten, žinai, kažkaip vienodai einam, kažkaip vienodai juokiamės, kažkokius vienodus bairius ten naudojam, arba, nu, dar kažką. Tai, nu, tarsi, kad atsirastų va tas, nu, dėl to, kad mes, čia visas neurolingvistinis programavimas pagristas tuo, kad, nu, ta prasme, atspindėti net intonaciją, balso tembrą, ten juokelius, tempą, kaip tu šneki, kaip tu atrodai, kokius tu ten judesius darai ar nedarai. Nu, viskas su to susiję, tai nu, čia tokia mūsų smegenų, pavadinkime taip, savybė, nes mes esam socialios būtybės ir mums norisi būti su panašiais į save. Tie visi burbulai. Tai jo, tai vienas iš charizmos, nu, tokių kūrimo elementų, būtent va tas paieškojimas, žinai, o tai kaip mes galime, nu, būti panašus. Va, turbūt apie tai. Žinai, kaip rasti va tą bendrą kažkokį mūsų, tavo ir mano jungiklį, kai mes esam, nežinau, pirmą kartą, ne? Kai mes tik tai va susipažinom, tai čia dažnai būna auditorijos, ar ne, kada ten ateini ir per pirmas kelias minutės, kaip rasti ryšį. Žinai, dėl ko aš, pavyzdžiui, labai mėgstu iš pradžių pabendrauti, ar ne, sutikti ten, kur kavą geria, ar ne, kažkur tai pasižiūrėti, kokioj nuotaikoj. Pradžioj mes ten dažniausiai ir kokius lūkesčius, ar ne, pasiklausinėjom, kuo gyvena, kas aktualu, kas svarbu šitose temose, dar kažką, tam, kad tu priartėtum, kad būtum jų kažkokiam tai lauke. O aš tai mėgstu, žinai, dar jiems duoti apie save pašnekėti, tokį vadinu, tai persijungimo į mokymų režimą, žinai, pratimais ir kiekvieną praktiškai dieną, net jeigu tai yra 3 dienos ten, kažkiek tai laiko ar 4, whatever, nesvarbu. Žinai, duodu kokį nors, nu ten, ar paveiksliukus, pavyzdžiui, kaip tai asocijuojasi su tavim, arba ten duodu pasakyti vieną kokį nors savo, žinai, dalyką, kurio ten nežino kolegos susirinkę, arba ten dar kažką tai apie save, ten būna tokie, turiu kortelės, kur ten klausimai, žinai, apie asmeninius, apie hobius, apie ten filosofinius visokius. Ir jie tada pasakoja apie save, žinai, pasako ir kiti taip paieško ir tada atrandi, žiūrėko, tas groja, žinai, ten gal gali būti vienodi. Aš irgi grojau ten kokį nors instrumentą, arba ten... Tai tu keli charizmos lygiai grupės narių. Ir tarp grupės narių susikalbėjimą, kad jie drąsiau, žinai, jaustųsi ir bendrautų, labiau panašus ir to pačiu, nu, pati ir duodu jiems, žinai, tą eterį, kad žiūrėk, čia yra legalu būti tokiu kažkokiu kitokiu, žinai. Iš kitos pusės, nu, mes vertinam tai ką ir tai gali būti visiems mums įdomu, žinai, tai ką tu darai. Ir toks, nu, tokį įjungia atpalaidavimo, žinai, moment. Šitas pats, mes per... Su Emilija, kai buvo pas mus, atsimeni, kalbėjom, kaip konferencijoje, kai galima prieiti prie nepažįstamų žmonių. Nu, juk lygiai taip pat mes prieiname ir ką, ieškom kažkokios tai bendros temos. Kaip tau patinka konferencija? Nu, ir labai jaučiasi, kai mes ieškom naudos. Jo, ir labai jaučiasi, kai mes ieškom naudos ir iš karto, žinai, gal gali duoti ten savo vizitinę, nu, dabar nebeduoda niekas vizitinį, bet koks jūsų LinkedIn profilis ir taip toliau, ne? Nu, tai va tas, jo, vienas iš tų elementų domėtis kitais ir prisitaikyti prie jų, kad jie nebijant, tarp kitko nebijant ir suklysti. Aš galvoju, žinai, kad jeigu klausytojai klauso iki šitos vietos, ar ne, tai norisi ir tą prasme, o kam ta charizma reikalinga, nes tikrai jaučiu, kad gali būti iš klausytojo, ar ne, nu tai nežinau, aš tai necharizmatiškas, arba ten neturiu kažkokių tai super gebėjimų, ne ten eit ant scenos, tai kam čia man dabar to reikia, žinai. Ir nežinau, gal tu turi perspektyvą, nes aš paskui pasidalinsiu, žinai. Papildysiu, ką nors. Nu gerai, papildyk. Tai man, žinai, norisi pažymėti, kad buvo atliktas toksai tyrimas. Ir tas pats aktorius skaitė tą pačią kalbą, tik tai vieną skaitė su charizmos elementais, ar ne, o kitą skaitė be. Ir patys tie žiūrovai, kurie stebėjo tą pirmąją kalbą su charizma, jie įvertino jį kaip protingesnį, daugiau žinantį, ten atsparesnį, draugiškesnį ir visą kitą ten nesnesnį, žinai. Ir aš galvoju, kad tai labai susiję su tuo, kaip, žinai, būna kartais darbe, kad žmogus jaučiasi nepastebėtas. Aš, sako, jau šitą mintį senai turėjau. Taip, arba sakiau ją 100 kartų. Jo, o jūs kažkodėl... O jisai pasakė pirmą kartą ir jį išgirdo. Jo, tai vat man atrodo, kad čia yra apie tą pačią charizmą,
kitaip tariant, įtaka kalboj. Taip. Nu, tai yra kaip mes sugebam pernešti tą žinutę, kuri yra svarbi. Ir charizma nebūtinai reikalinga tik ant scenos. Jinai gali būti reikalinga susirinkime, gali būti reikalinga blogas arba geras žinias pranešti kolektyvui, gali būti reikalinga pokyčiam įgyvendinti, ar ne, ir uždegti akis kažką tai daryti, tada, kada jau atrodo, kad jau nebeįmanoma, ar ne. Tai visur šituose momentuose dalyvauja ta pati charizma. Taip, sprendžiant problemas, parduodant save, parduodant savo idėjas. Prekes. Jeigu aš noriu, prekes tai jau čia, kaip ir vos nesavaime, žinai, suprantama, kad dirbant ten su klientais, tipo, turėčiau įjungti. Bet net ir darbe, kur mano, pavyzdžiui, nėra visiškai sąlyčio su klientais, nėra, aš nestoju į auditorijos, prieš auditoriją, aš ten neturiu kažkokių tai, nežinau, mokymų nevedu, bet netgi, ką žinau, parduodant savo idėją. Pristatant taip, kad žmonės ją išgirstų, arba, nežinau, kuriant santykius, ieškant draugų, arba galų gale, susirandant antrą pusę. Supranti, nenukrinta tau tą antrą pusę iš dangaus. Tu turi vis tiek įdėti pastangą tam, kad būtum su kažkuo tai draugiškas, tam, kad į tave atkreiptų dėmesį, nežinau, kitą pusę, kieno tu ten nori patraukti, nežinau, kaip partnerio galbūt būsimo dėmesį ir taip toliau ir panašiai. Praktiškai visose situacijose, ieškant darbo, dirbant darbą, sprendžiant problemas, bendraujant su kuo tik tai nori, su vaikais, su tėvais, su draugais ir su visais kitais. Tai mano galva, tai yra tiesiog būdas, kaip čia pasakyti, kurti geresnius tos santykius su žmonėmis. Ir kalbant apie pasiūlymo pateikimą, to paties Antonakio paskaitoje, jisai pats dalinosi, kad, žinai, yra tokia laida, lietuviškai Rykliai vadinasi, angliškai Shark Tank, gal taip kažkaip. Kažkas iš serijos. Tai tenai kiekvienas idėja savo pitchina, ar ne, idėją, verslą ir siekia parduoti. Tai iš 520 verslo pristatymų paaiškėjo, kad investuotojai dažniau pateikia pasiūlymą tiems, kurių kalba pasižymi charizma. Nepriklausomai nuo to, nuo įmonės dydžio, ar idėjos kokybės ir plėtros galimybių. Tai va čia irgi, žinai, arba TED kalbos, ar ne, tos, kuriuose buvo 20 charizmatinės komunikacijos taktikų, ten ir daugiau, sulaukė 44% daugiau peržiūrų negu kitos. Twitterio žinutės lygiai taip pat, tos, kurios turėjo charizmatiškus elementus, tai ten metaforas, klausimus, vertybinius kažkokius aspektus, tai buvo 65% dažniau persidalijamos. Tai vadinasi, kuo tu arčiau esi, kaip ir mano, nežinau, LinkedIno postas apie avokadus, žinai, kur parašiau iš tokio nervo ir tokios, nežinau, degančios liepsnos, kaip taip gali būti. Ir tu, žinai, Jūrate, aš LinkedIną rašau pastoviai, žinai, ten nuosekliai darau savo darbą. Ar tas postas vis dar yra čempionas? Ta prasme, ten totaliai, nežinau, kiek ten 10 tūkstančių peržiūrų, žinai, ten laikų ir taip toliau. Ir dėl to, kad turbūt radau tai, ką patiria kiekvienas, prasipjovęs tą supūvusią avokadą. Tokia stulbinamai aktuali problema visiems absoliučiai užkabinta. Tai kuo tu arčiau būsi problemos, kurią patiria tavo auditorija, žinai, to tu būsi charizmatiškesnis. Jo, tu geriau sukursi. Gerai, bet tai mes čia kalbam charizma, čia reikia būti fantastišku, charizmatišku ir ten naudingai. Gerai, bet o tai kaip ją kurti, žinai? Nuo ko pradėti? Galbūt yra kažkokie net patys paprasčiausi, žinai, dalykai. Aš tai galbūt sakyčiau netgi, žinai, nuo to pačio pirmo įspūdžio. Pavyzdžiui, tokio dalyko kaip kūno kalba, žvilgsnis, veido išraiška ir taip toliau. Mes kartais pamirštame apie tai šnekėti, nes iš tiesų, kūno kalba yra iš vienos pusės parodantis dalykas, kaip mes jaučiamės, iš kitos pusės mes tą kūno kalbą lygiai taip pat galime naudoti, žinai, kad pakeistumėm savo būseną ir įvaizdį apie save, pakeisdami tiesiog kūno kalbą ir rodydami kitaip. Mano, tai, žinai, perspektyva, man sunku su kūno kalba, nes jinai dažniausiai sako tai, ką aš galvoju, žinai, man sunku nuslėpti. Bet taip ir turi būti, ne? Gali būti, bet, žinai, kai tu esi kažkokioj tai aplinkoje ir tau kažkas nepatinka ir matai, žinai, kad Ievai tikrai nepatinka, tai yra gal šiek tiek sudėtingiau kartais gyventi su tuo, žinai, reikia nunulinti veido išraišką, bet jo, turbūt netgi ta natūrali išraiška. Žinai, kai tau, gerai, dar atsuksiu atgal. Natūralios išraiškos negali būti be nuoširdaus jausmo apie tai, ką tu šneki. Ir man atrodo, pavyzdžiui, ką aš dariausi gyvenime savo, kas man padėjo, tai yra išsigryninti, kas man pačiai yra įdomu.
kas yra va tie dalykai, apie kuriuos aš galiu būti be perstojo. Nežinau, pavyzdžiui, ten klientų patirtis, žinai. Nu, aš naktį pakelta galiu apie jas šnekėti ir turbūt charizmatiškai ar ten 6 ryto ar 7 vakare visada vienodai, piktai, gerai ten, bet kaip, bet galiu apie tai laisvai labai bendrauti, žinai. Ir manau, kad kiekvienas žmogus turi kažkokią temą, kurioje jisai yra okei, žinai. Nu, bet supranti, mes kartais nepagalvom apie kūno kalbą. Kūno kalbą, tarp kitko, galima labai atidirbti. Ir kartais tiesiog sukoncentruojant dėmesį, žinai, vėlgi tą pačią veido išraišką, valdant jo, nu, tarsi, atidirbti įgūdžius tam tikrus. Nu, pavyzdžiui, mano balsas per telefoną dažniausiai skambėdavo piktai iki tam tikro momento, kol man pasakė, kad aš piktai skambu. Yra netgi mano brolio draugė viena išdėjusi mane iš dienas, kad aš nemandagiai su ja kalbėjau dar tais laikais, kai, žinai, būdavo vienas namie telefonas, ne kiekvienas ten mobilų turėjo, bet vienas. O man atrodo, aš taip mandagiai pašnekėjau, pasakiau, kad brolis bus po savaitės, tik tais, kad jinai gali paskambinti. Ir paskiau brolis grįžta, sako, tu ko apšaukiai mano draugę? Nu, tarpsime, atrodytų, paprastas dalykas, mes kartais neįvertinam, žinai, tokių. Aš lygiai taip pat, aš esu vedusi, žinai, kai dirbau pardavimų vadovė, vesdavau mokymus įvairius ir ten irgi apie pardavimus vedu mokymus ir man žiūriai faina tema, ten viskas labai faina. Žinai, ir po seminaro prieina mano kolegė, dabar gera draugė, žinai, ir sako, bet tas tavo stovėjimas atsirėmus, žinai, į tribūną, tai atrodė, kad tau čia taip dzin viskas, žinai, ką tu čia šneki. Nu, tiesiog, kartais supranti, iš to streso arba iš kažko, tai mes, net nepajaučiam, kad gali būti kažkaip tai ne taip. Nu, pavyzdžiui, mano veidas yra piktas veidas iš prigimties. Eik tik tai, Nu, taip, patikėk manim, kai aš jo nevaldau visiškai, jis yra piktas ir visi manęs klausia, ko tu pikta, ko tu susiparinus. Kitą kartą laida bus apie savikritiką, Jūratė. Apie savikritiką, tai aš už tai vaikštau ir išsišiepusi, nu gal ne tai, kad išsišiepusi, bet reikia labai nedaug, truputėlį tik tais pagalvoti, kad nutaisyti susidomėjusi veidą, žinai, surprise. Arba mano balsas lygiai taip pat, jį gali pripratinti, ne, kad jisai skambėtų kažkaip. Tai aš kai sužinau, kad mano balsas skamba piktai, aš pradėjau jį taip moduliuoti, kad būdavo, vėlgi, kai dirbau įmonėje, kur reikėdavo atsiliepti skambučius klientų, žinai, dar tada ten su mobiliais, dabar galvoju, ar jau buvo mobilus, bet kažkaip tai, kad tai tą patį telefoną paskambindavo vyras, jis retai šiaip man skambindavo, bet yra buvę tokie, labai ten, klauso, žinai, ir taip girdžiu kitam rageliam, čia tu klausyk, kas tau nutiko, žinai. Nu, ta prasme, visiškai pakeiti savo balsą, kalbėdamas ten su vienu, kalbėdamas su, žinai, tais, kurie tave pažįsta, kalbėdamas su svetimais ir taip toliau ir panašiai. Nu, kaip tu nori, kad atrodytų. Bet aš, žinok, tave papildysiu, nes aš apie tą mėgstamą temą, ne šiaip sau, žinai, kalbu, nes pasižiūrėk, kaip žmonės kalba apie temą, kurioje gerai jaučiasi. Ir tada dažniausiai yra faina kūno kalba, yra atsipalaidavimas, yra geras vaibas, ar ne, nežinau, ten kas mėgsta keliauti, tai sako, oi, palauk, kur ten aš buvau, aš ten, žinai. Jo. Ir mes netgi paskaitos metu, žinai, darėm tokią eksperimentą ir ten supratau, kad jau ne viena ta auditorija yra padaryta, žinai, kad sako, lietuviai santūrus, jų kūno kalba labai santūri, žinai, ten yra santūresni negu kiti. Ir reikėjo tiesiog pasakoti kažką, kas tau rūpi, ar kažką, ką tu mėgsti, neatsimenu dabar kažkokį random temą, žinai, buvo duota. Ir patikėk, žinok, visi lietuviai auditorijai, ne vieno užsieniečio, bet visi žvejojo, ten skrido, žinai, kūno kalba, jinai visa plati, ten nuoširdi, žmonės klausosi, nes labai įdomu, nes tai yra asmeninė istorija, žinai. Tai aš tas asmeninės istorijas kviečiu dažnai patyrinėti tam, kad pamatytumėt, kaip jūs jaučiatės, kai esate okei, žinai, kad pamatytumėt, kaip jūsų kūnas juda, kai jūs kalbat ta tema, kuri jums yra patogi, o tada, pavyzdžiui, įsirašyti save ir pabandyti pakalbėti apie ten darbą, apie projekto pristatymą, apie dar kažką. Ir ten yra tas switchas, žinai, pokytis, tikrai kartais kardinalus. Ir aš tą darau, tai turbūt neįmanoma išvengti, žinai, taip kaip aš dabar kalbu, vienaip yra, kai šiandien reikėjo įsirašyti prisistatymą savo ten, žinai, kadrą, dar kitaip, žinai, šneku, nes stresas, ten aplinkybės tikrai daro įtaką.
bet bent jau tą pastebėti. Aš, pavyzdžiui, pastebėjau ten video bedarydama, kad aš ties kiekvienu sakiniu, žinai, kažkokį tai nesąmoningą tą gestą, žinai, dėlioju, žinai, nu atrodo vis Nu, duodu tai ir su duodu, rankomis mes žinai. labai daug visko Jo, bet padarome, aš tada ką parodome, pagalvojau, kad ten. man reikia įdarbinti, nes aš negestikuliuoti negaliu, tai aš pradėjau tikslingai tą daryti ir sakau, jūsų didelėje organizacijoje, žinai, nu, didelėje, Okay. arba kai jūs esate vienas, nu, tu gali tągi įdarbinti. Papildyti žinai. savo tą šnekėjimą. Taip, tai man atrodo, čia kalbant apie charizmą, kai tu papildai savo gestais, va ir vėl tą patį darau, Jo, vis jo, duodu jo. ir duodu kažką. Kai tu, žinai, savo Duok. temą papildai, tai gaunasi, žinai, kad tu kalbi, nu, su energija. Su Nu jo, ir kažkokia. kartais gal tiesiog verta, žinai, žinoti, nu, kokie gestai yra, nes nu, mes vėlgi nesusimastydami, žinai, tas pointingas kartais turi žmonės ten, ko Jūs nenaudoti. Ir kiekvieną Bet kartą, jo, kai tai tenais pasikartoja. baksnojimai, kažkokie tai ten grumojimai, ten susiraukęs, arba, sako, va, akių žvilgsnis, kiek reikia žiūrėti į akis, bet žmonės kartais nesusimasto, kiek laiko reikia žiūrėti į akis. Kad, žinai, kad tai neturi trukti daugiau negu 7 sekundės. Aš kartais darau eksperimentą, žinai, seminarė prieinu ir taip įrėmiu akis, žinai, ir artėju, sakau, nu kaip jaučiatės, nu sakom, blemba, čia kažkaip puola mane, ne kažką, žinai. Bet tikrai susiduriu tokių pašnekovų, kurie, žinai, įrėmia į akis į tave ir tu jau tada pradedi, žinai, nebežinoti, ką su to daryti. Tai va, čia tai išmokta, bet nepritaikoma Jo, tai ten, kur reikia. Ir Žinai. kartai žinoti, kad tokie dalykai, žinai, nu, ta prasme, jie daro įtaką ir jie kuria bendrą, pavadinkim tai, vaizdą. Arba ten, kaip aš atrodau, kaip mano ten apranga atrodo, kaip mano balsas skamba, kaip mano, žinai, ten, nežinau, tvarkingumas, net, nu, galų gale higiena elementariausia, žinai, jinai gali visą charizmą nubraukti, jeigu tu ateini. Nu, atsiprašau, smirdantis prakaitų, žinai, ir tu bendrausi su žmogumu, jis negalės tavęs klausyti ne todėl, kad tu neįdomiai šneki, bet todėl, kad jis negali to kvapo apsikęsti, žinai. Nu, tai kartais tokie atrodo primityvūs, paprasti dalykai, jie gali nulemti, kad, nu, nepavyks tau normaliai susišnekėti su žmonėmis. Ir šitus dalykus, man atrodo, žmonės patys labai gali savo gerai apgalvoti, žinai, nes aš galvoju, pavyzdžiui, mano pačios klaida, kokia būdavo eiti į konferenciją ar ten kažkur, nežinau, mokymų vesti ir įsisprausti save į aprangą, kuri atrodo tinkama tai progai. Nu, ką aš turiu omeny, tai ten kostiumėlis, kokios nors klasikinės kelnės, švarkas, aukštakulniai, ne, ir aš vieną konferenciją atlaikiau, bet vakare aš tiesiog nebejaučiau pirštų, bet aš buvau, nu, taip, kaip turi būti, žinai. Tai man atrodo, vat, surasti tą tokį būdą, jau kalbant apie išvaizdą, ne, apsirengti, kad tau būtų patogu. Nes kai tau yra nepatogu, nuo charizmos minus X balų, automatiškai, nes tu galvoji, kaip greičiau atsisėsti. Žinai, Sutinku, patogu, bet vėlgi tam tikrą lygį turi atitikti. Žinai, jeigu visi susirinko su kostiumėliais, nu tu su suplyšusiais džinsais neturėtum. Su suplyšusiais ne, bet aš jau mažiau kreipiu dėmesį, aš ateinu su savo turiniu ir jų klausyti, o ne pasirodyti. Arba jo, eiti ten į kokią nors, nežinau, profesorių susirinkimą su dredais. Bet čia turbūt, nors, aišku, vėlgi, čia nuo požiūrio priklauso, Švedijos ministrė buvo viena su dredais, atsimenu, jo rodydavo visiems. Ir aš jau galvoju, kad čia turbūt priklauso nuo srities, nuo temos, nuo autoriteto. Nu, man atrodo, kad, pavyzdžiui, gerai, toj moksliniai srity, jeigu žmogus bus ten kažkas, tai gali būti ir su dredais. Ir aš galiu būti su kostiumėliu, bet jeigu neturiu dots, tai, nu, nelabai čia man galit paaiškinti. Tai kartais ir taip nutinka, žinai, kad, nu, žiūrint ten, kas ką matuojasi. Nu, kas ką matuojasi, žinai, ir kam kas svarbu, žinai, kaip aš kartais šneku, nu, jūs norite, pavyzdžiui, dirbti ten su kokios darbininkiškos profesijos, arba, vat, kaip mūsų pardavėjai važiuodavo ten pas ūkininką kokį nors. Ir jisai stovi su kerzavais batais, žinai, savo lauke, ką tik išlipęs iš kombaino, o tu atvažiuoji su lakuotais batais, kostiumu ir visas išsičius, nes, nu, nebus kalbos. Tai vienas nebus, nu, ta prasme, tu kažkiek vis tiek turi atitikti tą lygį. Nu, pradėkim nuo to, nu, pirmas įspūdis apie tai, kaip mes atrodom, žinai, ar mes čia galim vienas kitą atpažinti tame vaizde, ar ne. Tai vienas agro sektoriaus irgi tiekėjas, žinai, vienais metais nusprendė eiti labai į tą klientų patirties kūrimą ir visiems darbuotojam, nu, kaip čia sukūrė uniformas, žinai, taip vadinamas, ten kelnės klasikinės, žinai, marškiniai, liemenės ir po metų teko keisti, nes realiai jie nebetitinka ūkininko vizijos. Taip.
atvažiavo ponas, žinai, tu čia išsičiustęs, žinai, tu net ant tos dirvos negali atsistot, nes tavo lokoti batai išsipurvi, žinai. Apie ką mums šnekėti su taim. Nu tai gerai, bet čia taip nukrypom, žinai, į tokius bazės, sakykime, kaip aš atrodau, kaip aš judu, kaip aš šneku, kaip aš kalbu, tai vat kartais įsivertinti tos dalykus ir kad jie būtų iš vienos pusės natūralūs, iš kitos pusės, nu, tą natūralumą lygiai taip pat galima išsitreniruoti per tam tikrą laiką, kad atitiktų auditoriją. Toliau vėlgi, kas galbūt svarbu, turbūt svarbiausia yra parodyti žmonėms, kad jie rūpi. Kad kai aš bendrauju, nesvarbu kokioje situacijoje, kai aš bendrauju, man svarbu parodyti, kad man rūpi tai, ką daro kitas žmogus. Tada aš kuriu santykį. Nes jeigu aš tiesiog ateinu pasakyti savo ir išeiti, nežinau, savo nuomonę, savo pasiūlymą, tai jo net neišgirs, jeigu aš nepasirūpinsiu pagalvoti, o kodėl tam kitam žmogui turėtų tai rūpėti. Arba ką žinau apie jį, arba kuo jisai yra, žinai, man patrauklus, kaip mes galim būti kažkokie panašus, arba kaip mano tas pasiūlymas gali jam būti naudingas. Čia apie viską kalbant ir apie pardavimus, ir apie santykius, ir apie draugystės, ir apie ką tik tai nori, žinai. Ir čia labai tau pritarsiu, žinai, aš galvoju iš vienoj konferencijoje, kadangi turėjau progą ir šnekėti, ir po to būti auditorijai, pastebėjau, kaip skiriasi auditorijos reakcija, kai lektorius, kuris daro pranešimą, prieš tai yra renginy ir kai jisai atbėga tik ant savo pranešimo laiko. Tai yra visiškai kitas lygis, ar ne? Nes ateina ir sako, kaip čia Ieva sakė ką tik, kaip ten Antanas ką tik minėjo, kaip ten prieš tai kažkas tai dar paminėjo, tai va aš čia papildau, žinai, kažką tai pasakau, ko jums ten negirdėjot arba paantrinu. Ir buvo ten vienas, kuris atbėgo, žinai, uždusęs, visas šlapės ir po pranešimo išbėgo ir jisai pasakė lygiai tą patį, ką prieš tai buvęs. Wow. Ir dar, žinai, su tokiu užtikrinimu, kad čia žiūrėkit, aš jums pasakysiu, žinai, tai, ko jūs dar nesate girdėję, dabar šaržuoju. Bet tikrai taip iškėlė tą temą, kaip čia naujiena, kaip kažką. Ir, nebuvo su auditorija, tai labai to pritarsiu. Okay, kitas dalykas jo, tai ką tu sakei, žinai, profesionalumas, jisai irgi kuria, kaip čia, vienas iš charizmos elementų. Kai aš žinau tai, apie ką aš kalbu. Jeigu aš esu, profesionalumas, jeigu aš turiu žinias, turiu įgūdžius tuos, apie ką aš kalbu, žinai. Tai va tas žinojimas, jisai prideda prie charizmos irgi tam tikrų dalykų, kad nebūtų taip, žinai, blefuoju, čia belenkai, belenka, žinai. Neimsiu pavyzdžių iš čia dabartinių istorijų, kur mūsų politikai kartais šauna pro šalį, žinai, visišką nesąmonę kokią nors pasako ir tu galvoji, come on, ta prasme, tu atėjai į tokią poziciją ir tu net nesugebi pasidomėti, ką tai reiškia. Bet čia net ir buitinėse situacijose turbūt tą galima pakelti, žinai. Aš, pavyzdžiui, turiu tokią praktiką, prieš einant į susitikimą rimtesnį, prieš važiuojant į mokymus. Visą laiką pasiklausau ar podcasto, ar laidos, kažko tai toje temoje. Net ir šiandien, aš ruošiausi savo žvilgsniu, žinai, bet tam, kad aš turėčiau kažkokią kitą perspektyvą, aš klausau kitų žmonių, kurie kalba apie įtaką kalboj. Tam, kad aš suvokčiau, kas vyksta šiaip pasauly, žinai, kad nebūtų vien tik tai mano. Toliau kas dar? Kalbėti aiškiai ir suprantamai. Čia va tas irgi, žinai, perdėtas rimtumas, perdėtais tenais tų visų super žodžių, gal tavęs paprasčiausiai nesupranta, nes tu naudoji kažkokią slengą ar kažkokius super mokslinius terminus, kurie tenais 100 metų niekam nesuprantami, žinai. Ir, tas trukdo susikalbėti. Kai tik tai trukdo susikalbėti, kita pusė pradeda jaustis, nežinau, nesupranta, tik kvailesnė, neįvertinta, nepripažinta, žinai. Ir viskas, ir tu prarandi tą ryšį, žinai, tai netgi ne tai, kad charizma, tu apskritai prarandi ryšį ir tavo tos idėjos, jos paskęsta kažkur tai žmogaus kito tenais, nežinau, tiesiog elementariame nesuvokime, apie ką čia viskas vyksta. Toliau, veikti ramiai, žinai, vienas iš tokių pasiūlymų, va tas gebėjimas ypatingai stresinėse situacijose, kažkaip taip, nuraminti save. Mes praeitoje laidoje labai daug kalbėjom apie stresą ir kaip tą stresą nuraminti, tai jeigu aš sugebu tą stresą nuraminti, tai yra... Arba jį pripažinti ir tada šiek tiek nusiraminti ir, ta prasme, ieškoti, galbūt suskaldžius ten mažesniais žingsniukais eiti, galbūt ten kažkaip tai ieškoti išeities. Tas gebėjimas, tokio, vėlgi, pasitikėjimas savim, čia ateina iš to, kiek aš pasitikiu savim. Žmonėms šiaip jau patinka tie, kurie pasitikė savim žmonės. Ir man lengviau patikėti juo, žinai. Tas pasitikėjimas dar ne... Ir pasitikėjimas savim, ir kartu nebijojimas būti pažeidžiamu.
Žinai, Jo, nu va čia jo, yra tokia miksas. Aš galvoju dabar paskutinį konferenciją, kurioje buvau, viena pranešėja užlipo ant scenos ir nenuskambėjo muzika. Žinai, kur būna pačioje Aha. pradžioje ten, su kuria užlipa. Ir tada susivokė ir kažkas tą muziką paleido. Ir jis sako, va, supratau, čia ta muzika kelia stresą, nes prieš tai sako, taip nesijaudinau, žinai. Ir viskas, visa auditorija jau yra jos, žinai, visi ten pajokavo, Bet jo, net ir tokioje stresinėje situacijoje gebėjimas iš savęs Kad mane pasijuokti, išmušė, žinai, jo kad- gebėjimas įvardinti, kas čia yra, gebėjimas, kad iš tikrųjų pripažinti, kad aš esu, bet iš principo veikti ramiai, žinai. Toliau, gebėjimas girti kitus. Blemba, nu mes laiką turime, ta prasme, turime išmokti. Aš ką tik parodžiau, Jūratė ženklą. Ir iš karto susikoncentravau į laiką. Mes laiką turime tokį, kokį turime. Turime išmokti girti, turime išmokti klausinėti, turime pajausti kitus žmonės. Ir tada per tai bendrauti. Tai turbūt tas bendravimas. Ir dar vienas dalykas, kurį labai mano galva yra svarbu pasakyti apie charizmą, kad tie patys charizmos, kaip čia, elementai, jie gali būti naudojami kuriant santykį, bet gali būti naudojami manipuliuojant žmonėmis. Tai va šitos intencijos, žinai, kad labai svarbu iš vienos pusės, žinai, atpažinti, savo intencijas ir turėti geras tas intencijas. Kitas dalykas atpažinti, jeigu kažkas pasinaudodamas, tai prie tom priemonėm, žinai, bando jau manipuliuoti. Net nepriejom, žinai, prie tos temos, bet realiai, nežinau, tą patį Hitlerį. Nepagalvokim, realiai žmogus subūręs, ane, šitokį būrį palaikančios auditorijos, kuris realiai tai padarė, per charizmą ir kitus dalykus, ane, tai turbūt tame yra ir sėkmė, ir pavojaus, tai naudokitės atsakingai, žinai. Atrodo, šitą labai svarbu, žinai, pažymėti. Bet kai patys išmokstam, labai greitai atpažįstam. Aš tą turiu mintį. Nes man bent jau pakankamai dabar jaučia kūnas, kai matau, kai ant auditorijoje, ant scenos ar ne žmogus charizmą turi išmoktą, paruoštą tą trumpalaikę charizmą. Jinai dažniausiai pasimato per kelias ten pirmas minutes ir, tu matai, kad ten yra nušlifuota. Tai yra kuriamas toks falšyvas truputėlį. Nušlifuota, išmokta. O jeigu dar metai iš metų kartojama, tas pats ten nekeičiant nieko ar netame, tai kas iš to vieno pranešimo, jeigu jisai charizmatiškas, jeigu gyvenime aš nesugebu kurti ryšio, žinai. Tai turbūt taip. Tai žodžiu, tai charizmą reikia kurti visame kame, ne tik ant scenos. Jo, būkim charizmatiški pirmiausia savo, o tada patiksim ir visi kitiems. Gerai. Tai ką, tai turbūt tiek šiam kartui, jeigu patiko, išklausėte iki galo, tai dėkite, spauskite mygtuką su laiku, užsiprenumeruokite, nes kitos temos bus irgi įdomios. Tikėkimės, bus ką, Jūratė, užtikrintumo. Laukit nuostabiausių mūsų temų ateityje. Iki pasimatymo. Dėkui, iki pasimatymo.